Aš užaugau net tarp budistų. Manęs niekas neišmokė paleisti. Aš niekada nebūnu vienas. Su manimi visada prabėgęs laikas, klaidos, nesėkmės, klaidos, buvusios meilės ir klaidos. Manęs niekas nemokė paleisti, mane mokė mokytis iš klaidų, bet mokytis aš neišmokau. Klaidas aš tiesiog nešiojosi, graužiuos dėl jų, apgailestauju, įvertinu, o tada pakartoju. Aš sukuosi savo kančių rate, kankinuosi ir matau tą vienuolį budistą, kuris viską paleidęs ir laimingas, bet man neišeina. Galiausiai susinervinu ir siunčiu viską nahui. Manęs niekas nemokė paleisti, bet nahui mane yra siuntę mokytojai, darbdaviai ir buvusios meilės. Nahui mane siunčia poliklinikoje, nahui mane siunčia, kai aš girtas bandau išsikalbėti, nahui mane siunčia, kai aš bandau užmegzti naujas pažintis, mane tiek kartų siuntė, kad aš pats labai gerai to išmokau. Aš nemoku paleisti, užtat aš labai gerai moku pasiūsti. Man tolimos kosminės budizmo idėjos, aš arčiau slaviškų kraštų. Man tolimos aukštosios materijos, man viskas sukasi aplink mano bybę, arba nahui, arba pohui. Aš nušvitęs nuo telefono, be kurio ramus naktį nebeužmiegu. Aš asketas, atsisakau malonumų, nes praeitis nebeleidžia jų patirti. Ir į visus kitus dėl savo kompleksų aš žiūriu iš aukštai, aš pasikėlęs tiek, kad galima sakyti, levituoju. Aš pakylu taip aukštai, kad staiga matau, kad jeigu aš bandysiu paleisti, man niekada neišeis. Kad jeigu aš noriu paleisti, man reikia tiesiog vidury kažko paleisti.